čia Maksim pakėlusi kažkoks. Tu tą studiją tai ir pat geriausia. Kad tau net negali lyst normaliai. Tai va, pukėlį nusimetam, mes jau esam oficialią eterį. Tai va. Tau plauka pilna, netelpa. Netel plauka pilna. Tai va, pasiupgraidinom. Nusipirkau stabilizatorių, įsidėti telefoną filmuoti. Nusipirkau droną, nusipirkau mikrofoną. Vienas iš pačių svarbiausių pirkinių. Nusipirkau kamerėlį, katro ir funkciją filmuoti naktinį režimų. Tai bus įdomi. Ir nusipirkau GoPro. Viskų išpakuosiam, pašnekėsiam. Aš daug apie tus dalykus nenusimanau. Tiesiog, ta prasme, nikadas neturėjau kažkokių kamerų, tai tiesiog viskų nusipirkau ir droną pirmkart turėsiu ir pirmkart skrėsiu. Tai niekas jums taip detalę informatyvę nepapasakos. Tiesiog parodysiu visko iš savo perspektyvos ir tuo pačiu padokumentausiu. Čia žodžiu, iš kur aš visko nusipirkau. Dirbau žuvės fabrik Norvegijoje. Viskas. Tai va, pradedam nuo man patį svarbiausią dalyką, tai ir mikrofons. Tai va, tu stumam į šalį ir pradedam su mikrofonas. Atsigeriam blogiaus. Kofeiną. Pastaruoju laiką tik tas ant kofeiną. Niek neapspėjau, bet čia jau man problems. Bet žodžiu, pagaliau nusipirkau gerus mikrofonus. Nebreikės jums, nuois klausytis, o sustukęs mikrofonėlės, kad reikainavo 15 eurų. Ani pačiam pradedančiajam, manau, ir geras variantas, bet jei turi pinigų ir gali kažkiek investuoti ir nori kokybiškesnį turinį kurti, tai manau pats pirmas dalykas, į kurią investuoti ir į mikrofonus. Tai va, išpakuosiam, parodysiam ir paskiau dar patestausiam, iki kiek toliai sonas gal kur nuėti, iki tol, kol pradedam jausti kažkokius trikdžius. Kainavo visai nemaža, bet, kaip sakant, jau bus aniai visur naudojam ir visą laiką. Tai va, pakuojam. Parodysiu jums, kaip atrodo, nors jau viskas ir parodyti čia. Patys taip. Išpakaukiam. Va. Turim visą tašėlę. Graži tašėlė, ne? Nu ir čia turim paprasčiausią mikrofono dėžėlę. Kaip sunki, taip viso fancy jau tos runkos. Tai va. Tokį va, čia šitą nuklijausiam lipdau. Ir kažkur mes paspausiam ir atidarysiam. Ir čia ir mikrofoną. 2 mikrofoną. Lava gražiai atrodo, lava toks sundėželį. Ir čia į 2 mikrofoną, va. Tokį mikrofoną. Ir sonas nufilmuosim labai daug turiniaus. Nežinau, aš ant naudos tol, kol anį man užsilenks, nes kainavo nemaža. Man biudžeto čia ir nemaža. Tai va, taip va. Čia dar ir tokį dėželį, va šitą ir įsidėti, va laidelę. Gerai, taip įsidėdi kuprein, kur nors ką važiuojant. Tai va, tai teik, išpakavau mikrofonus, o paskui išbandysiu mano kokybę. Aišku, kokybė ir labai gera, bet tiesiog taip, kur nors pafilmuosim, pažiūrėsim, kiek toliai galim nuėti, kol pradeda striginėti, nes čia vis tik ir belaidę mikrofoną. Bet, manau, tikrai nenusivils. Tai va, apie mikrofonus daug nepasakos, niekas čia daug negali ir papasakoti. Nusipirkau vien dėl to, nes turėjau gerą audio. Prieš tai turėjau mikrofonus už 15 eurų. Nustomas būdavo labai sunkiai. Aišku, niek nereik norėti iš tokių pigių mikrofonų, bet, sakykime, mane
paėdavo kažkur toliau su mikrofonus ir tai filmaudavau, tai tiesiog audio neįsirašydavau. Tai labai daug video step įrašęs be audio, tai būdavo labai pikts, dėl to nestep gaudavos, tai dabar bus visiškai kitep. Tai va, varau 30 metrų, ne, ir pažiūram. 1, 2, 3, 30. Tai va tokiu atstumu esu, dažniausiai tikrai nikados, beveik nikados nefilmuojam tokiu atstumu, bet žinot, kad tu gali save filmuoti ir pavakščiai toliau, arba nebijoti kažkur nueiti šoną, vien dėl to, kad audio dings ir labai geras dalykas. Prieš tai sakau, tai pigi mikrofonų, tai labai sunkiai sonas. O dabar, aišku, nepigia, kainuoja, jei neturite tų pinigėlių, bet jei pradedi ir nori, kad kuo geriau viskas būtų, manau, kad audio yra vienas iš svarbiausių dalykų video. Tai va, apie mikrofonus teik, esu labai laimingas. Buvo 2 mikrofoną, gali anus abot naudoti vienu metu. Sakym, aš galiu tų mikrofonų duoti savo draugų, pats laikyti ir filmuoti mūsų kartu, padaryti kaip mini podcast ir įrašinėti ir labai fainai. Tu jau padariau su vienu draugu, kad filmavau video ano busimam vako. Žodžiu, neįsiplėtuosiu, bet labai geras dalykas. Tai va. Įsigijau ir GoPro 13 Hero. Kodėl? Nes nėra net čia ko sakyti, labai universalis ir geras kameras. Gali filmuoti labai daug. Visi kiti netgi vlogus sonom dar ir, žodžiu, visur labai gera kamera ir manom labai pravers, tai pakuojam. GoPro. Tai va, pirm kart gyvenim irgi turėjau su normalų GoPro, prieš tai kažkada pasisiuntęs kažkaip panašią kamerėlį, bet ten buvo tik tas keliasdešimt eurų vertės, tai čia jau yra real deal. GoPro 13 Black. Kaip ir sakiau, manim čia ir viena iš geriausių kamerų, kaip tik galbūt, nes to galiu vos ne visur panaudoti. Kaip paprastas turiniaus kūrėjas, kažkoks baisiai neprofesionalas žmogus, ta prasme, ta kamera nam, manau, labai daug suteikia. Labai daug suteikia galios šiuolaikiniam turinį kūrėjų pasaulyje. Tai va, lupam. Kaip įdomu, atrodo kaip kiaušinių dėklus kažkoks. Tikra, atrodo kažkoks kaip popierinis, toks nepatink man. Čia turbūt, kad recyclings būtų. GoPro. Your camera must be updated before you can use it. Bla bla bla. GoPro lepdoka. Ruožin. Jau. Jau. Koronų. Ruožin. Fu. Čia tai normalesnė. Gera. Wow. Gražiai atrodo, ne? Gražiai atrodo. Tada. Ta kamerėlė man irgi dirbs. Aš nežinau, bet kaip sunkiu. Man patink sunkus dalykai, ta prasme, paimi ronkį, tu jauti svorį. Kamerėlė, mes bendradarbiausim labai ilgą. Tol, kol tu užsilinksi. Tai va, nieko aš daug jums ir neparodysiu, paprastą tiesiog išpakavau. Čia batereika. Aš jūs tiesiog gal noriu, žinot, biškį suviliuoti, kad jūs irgi gal susiviliuosit, irgi norėsit kažką pafilmuoti, kažką nusipirkti ir kažką pakorti, tai va. Paskiau, matysit, jeigu ką filmuom, ką man sekas elgtais.
Nes aš esu visiškai žalias asmuo, kuris nieko nežino apie kameras po kol kas. Tai va, išpaunam GoPro kalnus, Norvegijos kalnus. Gražus vaizdas. Lipsiam aukščiau. Susidedu ant galvos. Turėtų būti gera, manau. Varau kaip Spidermanas. Hupa! No, Robert, varom. Čia ta kamerėlė iš Amazon. Tai va, kodėl aš pasakiau, nes aš eisiu visų apleistus pastats ir manau tikrai gerai atrodys, kad galėsiu pasijungti filmavimą su naktiniu režimu, nes tada viskų tep spūkiai tep. Ir Ana nekainavo daug, Ana, man 150 kainavo. Bet Ana ir nėra labai gera, bet va ant to funkcijai ir, čia tai kamer, kur gali ir naudoti, bet gali ir nebijoti, pameisti ar kur nors laipijom, ta prasme, sudaužyti ir man bus pats tas. Pakodėm. Digital Camera Model 201 LM. Žodžiu, tau kamerą pirkau tik dėl veino, nes ir naktinis režimas. Nesipriešink. Tai va. Aš jums parodys, ką man atrodo ir paskiau parodys, ką atrodo tas naktinis režimas. Netgi mikrofonas yra, ne? Žodžiu. Oho, kiek pribambaso. Žinot, aš malonę nustebinsiu. Mikrofon. Čia nusipirkau mikrofoną. Bet gerai. Čia laida. Čia visokiai irgi gali pridėti prie pačios kameros. Ar aš tiek žaisiu, nežinau. Nemanau. Čia yra batareika. Čia antra batareika. Labai gera, kada mums yra dvi. Vėjai išsikrauna, kiek įdėti, kiek gali to pačiu krauti. O čia yra dėkliukė tokia kamera. Man labai patinka toks būtent kameras, ta prasme, iš išvaizdas. Aišku, man nėra gera, bet aš, kad biškėl daugiau prasimušiu finansiškai, aš dar nusipirksiu kažkur panašaus, bet labai geras kokybės kamera. Čia man ir tiesiog, kad atliktų vien funkciją, kad naktį filmuotum ir užfiksuotum naktinius kadrus. Tai va, atsidarti. Man aplamai patinka tokio tipo kameras, aš kabau Taivan, aš panašiai naudojau iš išvaizdas, bet ten buvo ta kamera vertės 1600 kažkoks Sony, o čia ir tiesiog pigi kamera su naktiniu režimu. Tai va, teik, parodys paskiau, ką filmuom. Čia su tau prisiartinam, pasitolinom. Labai patog, labai fain, ypač labai faina, kad galiu te pasidaryti, jei to nepamės. Ir jei sakykime, kur nors renginius va su tokiu filmuojant, tokius fains vibes, nes tu eini su tokiu filmuojant, iš ką žmonės jautas tokį, ką pasakyti, kaip filmuojant. Ant to kažkokį tokį, grina tokį charmą, tokį, kaip čia pasakyti. Tai man labai patinka. Tai va, bus video
iš naktis, naktinių video su ta kamera. Tai va. Param pam pam. Dabar, kaip matot, mes filmuojam visišką tamsu. Čia nėra nei kažkokios šviesos, nei ko, tai tiesiog ta kamera tortuoja naktinį režimą ir labai fainė. Matot, kaip aš vaikščiu, aš iš tikrųjų niek nematau, aš vaikščiu grino tamso, norėdams tiesiog parodyti, kaip man filmuojam. Tai va. Iš tikrųjų, fainė tas, kad tu gali būti visišką tamso ir tu turi kaip night vision. Tai va, toik ta kamerėlė. Ir galų gale turim droną. Čia jau, man rodo, pats brangiausias man pirkinys. Nebijau svaidyti, bet bijau, kad paskris sonu ir tada sumuš. Va to tai tikrai bijau. Tai va, išpakuosiam droną. Sakau, pirm kartą nusipirkau droną, pirm kartą skrisiu su dronu. Esu visiškas žalas apie dronus. Jas kels video pažiūrės ir viskas. Tai va, pakojam droną. Manau, tas aparats įneš labai daug gerą į Ciongs kanalą ir aplamą bet kur tik aš panaudos, bet kokiem tikslam susijus su turiniu kūriam. Man primen, va, tai dalyką, kaip Varlės akis. Žiūrėjau vieną apžvalgą, prieš tai DJI Mini 3 buvo tokie labiau žiūrint teisę, o dabar žiūrite plačiau. Tai matot, kaip į technologijų pritaik, kas ir gamto, nes, tiesiog gamto, sakykim, Varlės yra neevoliucionavus, kad daugiau matyt vien moment, tai ir čia technologija pritaik toks, kada jinai plačiau jaustom. Čia jutiklė turbūt ir. Žodžiu, nusišnekam kiek tik įmanom ir lopam. Gerai, surimtėjom, dabar ir labai didelė akimirka. Drons, man pirmais drons. Ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta. Tylė dabar labai, man aš jaudinuos. Čia propelerė atsarginė, kad man tikrai prireiks. Čia ir atviorka arba screwdriver, kur visi sako labai prastas. Čia ir makaroną kažkokį. Čia dar turim užslėptą. Matot, dvigub dėžė čia buvo užslėpta, kad aš nerasčiau. Čia dvigubs dognus. Kažkur čia paslėpė. Droną nenori paslėpti nuo mums. Čia ir kažkokia Wikipedija. Va čia ir pultėlis. Čia ir pultėlis, va. Kaip matom čia. Ko mes čia matom? Pultėlį matom. Ir turėtų būti kažkaip čia. O, čia įsistat telefons, va. Kaip pavyzdys, va, tai jau parodys jums. Čia te bamt, įsistat telefons. Oi, per daug nuotrauk čia mūsų asmenį. Ir tu matai ekrane, kur tu skrendi. Robert, nesijauktų virp ekranus žmonėms. Gerai, tų dalykų pažiūrėjom. Kaip ir valdyms žiūrėjau. Valdyms ir su tas, ar ne, viens reguliau naukšt, kad šons ir čia neturėtų būti labai sudėtinga. Aišku, ar aš sudaužys tų dronų? Mes dar nežinom. Ar didelė tikimybė, kad sudaužys tų dronų? Bet ir tikimybė, kad ne. O čia ir mūsų turbūt labiausia toks, kaip sakyt, reikšmingas pirkinys iš visų drons. Tai va. Sakau, grina kaip Varlės akis. Kvak. Čia ir va. Tas turėtų gražiai nusijimti.
Opa, greičiausiai kažkur sulaužiau, bet acting jam cool. Čia ir va ta kamerėlė, taip visi apsukinėjus, kaip matot. Nu, gryn, varlės akis, čia kapližys, čia varlė. Nu, va toks šitą kamerėlė. Čia yra toks dalykėlis prieš tai, trečiajame dronė nebuvo. Čia mums tipo prilaiktus propellerius. Tukt, mes ant nuėmam. Nuėmam va čia šitą. Ir mes turim tus dronus, tus sparnus. Dabar grina atrodo kaip skraidant varlė. Išteisamans. Aš tikrai džiautaus labai keist, turėdam sunkus toj technologijų. Aš atrodo, kad čia dabar reikia atvirkšti. Biškiai žiūrėk, čia švelnės, o nu po piškių pradžių. Kodėl jums taip sunkiai atsilenk? Palaukit biškiai. Leiskit man patyrinėti. Palaukit, pabūkiam biškiai. Palauk. Ai, va, iš apačios. Va, matot, kaip įdomu man žiūrėti, tuik nemokša. Ant iš apačios. Tai iš šonų. Va. Ir kaip jums tuik varlė. Nu, gryn varlė man. Skraidant varlė. Aš nebevadinsiu nuo dronų, aš sakys skraidant varlė. Čia turim apačio va tuik šveiselę. Čia šveit, prieš tai nebuvo trečiajam modelį. Čia dėdos baterijai. Ką panu atidaryti? Paprasta. Va matau, čia va. Arba ne. Eik, tu čia kažkur paspaudžiau, gal net netu. O, jo, vis gerai, čia šitai baterijai. Išpakavau, kaip man seksės, nežinau. Pažiūrėsim. Parodys, kaip man seksės pakilti pirm kart. Tyčiom nekilsiu, nefilmuodam, noriu nufilmuoti savo pirm grina kaip kart. Vien pačiam pasižiūrėti kada nors. Ko jau bus pro ant tų dalykėlių. Tada pasižiūrėsiu, sakys, nu tas tai buvo grina. Kvailiuks kažkoks. Tai va, teik va. Nežinau, gal kam nors bus tokie, gal sudomins, gal bus motivacijai kažkokį užsiėmimą pradėti, nes nu dronas, sakau, man ani atrodo įdomus dalykėlis. Tai va, išbandom. Tikiuosi gerą matos per GoPro. Tai va, einu išbandyti pirm kart droną. Pirm kart skraidinsiu droną. DJI Mini 4 Pro. Tai va, turim netgi pakeliam taką. Turim droną ir nežinau, ko daryti, bet pabandysim. Va. Aha. Nu, ir dabar valdyti. Palauk, kada mums nusileis ką prie... Palauk, biškėlį. O. Mums kelst. Laukit, man reikia suprasdavo. Čia į viršų, čia į apačią. Čia į viršų ir į šon. Čia į viršų ir į kitą šon. Aha. Supratau. Oho, kapus aukšto. Dabar greit į apačią. Labą dieną, varlę skraidančią. Girdant filmuoną, ne? Pajungiam, kad filmuotum. Yra bandom.
Žiauriai gražiai viskas atrodo. Aš pabandysiu nuleis gryną ant ciongos. Aš žinau, veina tokį čytą. Tiesiog paim į padį čia, va. Ei, leisk pedalę. Nu jo, geras. Ir netep iš tikrųjų sudėtinga atrodo. Tai va, pirmą kartą paskraidinau droną. Tikėjausi, kad bus viskas prasčiau, gavos tikrai viskas labai nebloga. Kad pirmą kartą nėra labai sudėtinga valdyti. Aišku, nepadariau labai profesionalių kadrų, nenufilmavau kažko labai wow, bet kad pirmą kartą tikrai labai patenkins. Ir pats nusavęs pirmą kartą dariau. Tai ir jūs galiu padrasinti, kad jei jūs galvojat, kad nesugebėtumėt ar kažkas čia labai sudėtinga, tai ne, tep nėra. Ir tikrai, manau, kas dvejoja, tai padrasinsiu jūs, kad ir įsigykėt, pabandykėt, labai fainas dalykas, labai gražus kadrą ir labai man manim vertas pirkinys. Tai va, droną paskraidinau, viskas liuks. 3 ašių. 3-axis gimbal for smartphones and action cameras iš Temu. Žiūrėsim. Dabar tik išpakuoju, jums parodo, o paskiau mes anu panaudosim ir parodysim detaliau anu visų funkcionalumą. Čia mes turim dalyką, kad niekados neskaitom. Ir jau pasižiūrom, kaip tutorial videos. Aš jums sakau, Kinija čia užvaldys pasaulį savo produkcijai. Irgi, man toks geras jausmas, kad kažko paėmė ir sunkus. Ir tas, man iškart jautas toks sunkus. Nėra, kaip žinot, kad nusipirkui pegi prekį ir ant įtuk lengva ir tu žinai, kad ant bet, kad gal sulūžti ir ant tuk jautas nekokybiškai. O vien dėl to, kad jau tas gimbals, jautas sunkus, man iškart man toks, atrodo kokybiškas, kaip ir tai mikrofoną, kur išpaklau. Tai va, tai čia va paprasčiausiai principas, ne, čia įdėsiam telefoną, čia į kažkokias funkcijas ir tiesiog prisitaikys mums prie aplinkos, prie judėjimų ir išlaikys telefoną veidų pozicijo arba galėsim tep pasukinėti visą. Nu, žodžiu, pafilmuosim, pažiūrėsim, aš pats dar nes labai daug įsigilins, bet va čia ir tokia investicija, kad būtų turinys toks biškėlį profesionalesnis. Tai va, tas vadinamas gimbals, paprastas funkcijas. Pasukinėti gali. Ne, sep. Tada taip gali padaryti virš, į apač, į šoną. Nu, ir tada, jau sakykim, pasuki, susistatava. Gali užfiksuoti, kad uns nebestatytumės nikap. Ir viskas ir pastovėte plaukia. Apie stabilizatorių trumpą pašnekės. Nu, viskas ir gero, kaip sakant, ir stabilizatorius, viskas ne iš anų kažko norėti labai daug. Bet esmė į tokį, kad man labai trūkstos funkcijas, kad galėtum pažymėti kažkų ir tas stabilizatorius susijungtum su tavo kamera ir tiesiog sekiotum tų objektą. Pavyzdžiui, ne, aš dabar einu čia ir aš galėčiau pažymėti savo akį, savo veidą ir aš eičiau, ne, tą keliu visokiom kryptim ir tas stabilizatorius, ta kamera grina prisitaikyti prie manęs ir aš galėčiau eiti, man šnekėti, man nereikėtų perginti. Dabar, ne, aš einu, aš nusistatau, ne, einu, kol teisė, viskas ir gera, ne. Jau prasideda šitą tokį visokį takiuką į kairį, į dešinę ir tas stabilizatorius tiesiog išlaik stabilumą. Bet ir labai bloga, nes, nu, tiesiog aš jau nebesimatau, ne. Ta prasme, viskas, va, takėlsi ant tep ir viskas.
Tai va, čia labai paprastas stabilizatorius, neišanu ko nuryt, kaip ir sakau. Bet gal pastebėjau, kad man labai pasitarnautum, tai tokiai biški išmanesni stabilizatorė. Nu ne, biški jau, turbūt labai išmanesni. Kur gali pažymėti kažkų ir uns tai sekiu. Sakykime, pažymėčiau savo veidą, ne? Ir sakykime, aš ein kažkokį pos ir uns man sekiu tep. O, pats tep sekiu automatiškai, ne? Virš ir apač. O čia dabar ir tiesiog labai paprastas ir teik. Bet vis tik, gali labai gerą panaudoti, sakykime, kambarį, ne, ant stalo pasidedi, yra tas kojelis ir filmuojant kiek nors, ne, video, kur tiesiog ramiai sėdi, šneki, ar tep kažkų nufotografuoti gal, ar tep pafilmuoti kažkokį griną objektą, katras nevakščio, nejud labai greitą. Tai va, apie tų stabilizatorių teik va. Nesu nusivylęs, sakau, kainų santykiai ir viskas čiki, bet man trūksta va tokį išmanom, kad galėčiau pažymėti savį ir jūs man sekiuot. Tai va, tik teik. Viskas ir gera, bet trūksta. Man tų funkcionalum didesnį, tokį efektyvesnį, kad galėtų paprasčiau lengviau filmuoti. Tai va, viskas ir normaliai.